ką, sveiki bičiuliai, jo, truputį laiko praėjo, tai ačiū, kad esate, ačiū, kad žiūrit ir sekat. Ir šitie vaizdai buvo apie 1,5 metų atgal. Taip, aš prieš savo filmo premjerą 24 metų pradžioje, tai buvo vieni paskutinių vlogų iš statybų Boathouse. Tai kas nežino, aš prieš 2 metus pradėjau statytis Boathouse, tai laivą ant vandens. Ir ta idėja gimė dar žymiai seniau, 2018 metais, kai aš plaukau Nemunu. Bet statybos įsibėgėjo tik tais 24-aisiais. Ir nuo to paskutinio vlogo daugiau nebekėliau video, daug kas klausė, kodėl nekėliau video. Tiesiog buvo daug sprendimų, daug dalykų, daug pasikartojimų, daug grįžimų prie buvusių kažkokių problemų ar dar kažkokių iššūkių, ką mes patyrėm čionais per tos visus 2 metus, tai būtų tiesiog per daug kartojimusi turinyje. Ir kitas dalykas, na, jūs žinot, Lietuvoje kas antras yra krepšinio treneris, kas antras yra automobilio mechanikas ir kas antras yra statybininkas. Tai vėl būtų daug komentarų, daug replikų, daug nuomonių, paskui būtų man sunkiau dar daryti visą šitą projektą. Bet dabar galiausiai po 2 metų darbo, idėjų, struktūrizavimo ir kitų dalykų mes turime, sakyčiau, 90, gal kokius 8% baigtumo. Tai ponai ir ponios, jums mano Boathouse'as. Tadam! Štai taip atrodo visas galutinis projektas. Ir kol dar nepradėjau pasakoti, tai bus dabar keletas vlogų ciklų apie jį, apie kokie iššūkiai buvo ir panašiai, kai mes darėm, ką darėm. Šiaip nemaža dalis yra iki konstruktyvo ir iki sienų šiltinimo buvo vlogai padaryti ir jie yra mano YouTube, tai jeigu įdomu galite pasičekinti. Ir kol dar nepradėjau, noriu tikrai labai padėkoti daug žmonių, daug įmonių, kurie prisidėjo vienaip ar kitaip informacija, medžiagom, nuolaidom ir visą kame. Tai tikrai sutikau daug gerų žmonių, kurie įdomiai žiūrėjo šitą projektą. Aišku, buvo ir tų, kurie galvojosi pasipelnyti iš šito projekto, tai buvo visko iš tiesų per tuos 2 metus ir per tuos ateinančius 1,5 metų, kuriuo nebuvo filmuoti. Buvo truputį filmuoti, tik ne manęs ir aš to turinio nedėjau, tai dabar kiek pavyks sudėsiu. Tai mes dabar čia turime plaukiantį Boathouse'ą, vidus yra 30 kvadratų, priekinė terasa yra priekinė terasa 9 kvadratai ir galinė terasa, apeisime, yra 5 kvadratai ir 6. Ir viso mes turime 45 kvadratus plaukiančius ant vandens. Tai jo, sakyčiau, dabar yra apie 90, kokie 8-5 gal procentai baigtumas, visiškai minimaliai kas beliko padaryti, bet vis tiek reikėjo padaryti. Ir vat, gražiai ant mano stogelio 2 vėjarodės. Viena Reimarino, tiksliai rodo vėją, o kita simbolinė Lituanika, kurią taip pat rodžiau vlogę, irgi sukasi. Dabar vėjo beveik nėra, tai nepamatysi to. Tai 2 vėjarodėlės ant mano Boathouse'uko. Tai vat, ką žinau net nuo ko pradėti. Tai aišku, turbūt nuo pagrindo. Visko dabar čia tikrai nepavyks pasakoti ir surodyti, tai bendrai, o paskui ateinančiais keliais vlogais kitais kažkokios temos struktūrizuotos labiau, daugiau dalykų papasakosiu. Tai jeigu taip dabar bendrai, pradėjom pontonus ir visą konstrukciją rinkti 24 metų pavasarį, po Atlanto iš tiesų. Pirkau pontonus iš Roto Plus, labai smagi kompanija ir geras kolektyvas. Rinko Vygą, kuris taip pat ir suvirino aliuminio konstrukciją esančią tik tais padas tik tais, o visa kita yra medžio konstruktyvas. Paskui Vyga šovė ragą ir dingo. Tai papasakosiu ne tik gerus dalykus, bet su kom ir tenka susidurti kartais. Tai šovė ragą paskui ir dingo. Aišku, didžiąją dalį padarė darbo, bet paskui susiradau suvirintoją Tomą, tai Tomas puikiai visus kitus dalykus pagelbėjo man.
Tai va, apie pontonų surinkimas, tikslus suvirinimas, visos platformos pado užtruko apie mėnesį, pusantro. Ir tada mes jau galėjome kilti aukštyn, daryti visą konstruktyvą. Tai čia jau didelis ačiū Rimvidui, Mariui, kurie dylino ir galvojo, kaip visą tą padaryti, kad tas konstruktyvas geras būtų, kad tvirtas. Fasadai taip pat jų daryti, stogas, skardinimai, taip pat irgi viskas jų daryta. Tai stogas yra sutapdintas, plokščias, plotis Bauthiauso 4,5 metro, o ilgis iki variklių galo net 13,5, bet šiaip apie 13 metrų. Jo, stogas sudapdintas, bet viena kraštinė yra 5 cm aukštesnė, tai per 4,5 metro mes turime 5 cm nuolydį, kad vanduo nubėgtų. Ir kadangi norėjau virš terasos stogo, tai tiek priekyje yra 2 kolonos, tiek kitoje pusėje 2 kolonos. Šitas yra labiau imitacinės, iš tiesų viduje yra 5x5 aliuminis profilis, o čia uždengimas ir tuo pačiu per šitą sistemą, per šitą koloną praeina ir lietvamzdžiai. Tai taip užsandarinom, uždarėm lietvamzdžius ir gavosi štai va toksai fasadėlis. Kol dar nėra visiškai tamsu, noriu praeiti eksterjerą ar lauką, tada galėsime įti vidų. Pats Bauthiausas turi 4 variklius iš viso. Priekinės side shiftas, dar kitaip liaudiškai vadinama padrulkė. Ir gale 3 varikliai. Čianais echoloto sensorius, tai matysi žuvį. Čia yra vandens bakai, kuriuos mes įstuminėjom ir jie yra 11 metrų ilgio. Ten yra irgi visas 11 metrų, taip pat ir nuotekų bakas didžiulis. Pasidariau ir tokį tiltelį išstumiamą. Reikės dar tokius dalykus įfrezuoti, kad jisai laikytųsi. Tai tokie visokie dalykai padaryti, sugalvoti, vietoj virinti, lipdyti, daug dalykų reikėjo čia iš tiesų apgalvoti. Inkariukas 25 kg, gervė ir visas maitinimas jai. Tai taip žiūrint finansiškai, taip, šitas daiktas kainavo tikrai nemažus pinigus. Taip, jeigu sužiūrėjus visus tuos 2 metus, aš pirmuosius gerus metus, daugiau negu metai, nuomavausi angarą iš Goto. Tai jisai buvo truputį didesnis angaras negu šitas iš Storexo. Dabar jisai yra nuardytas, bet supratau, kad neapsimoka nuomotis angaro, tai po gerų metų iš Goto jau nutraukiau nuomos sutartį ir savo pasistačiau šitą Storexą nusipirkęs. Bet aš vis tiek moku nuomą už šitą va aikštelę Palemonę. Ir kai čianais iškelsim Bauthiausą, tai tą angarą vėl čianais pastatysiu ir bandysiu išnuomoti, nes čia gaunas apie 230 kvadratų. Tai darbui, sandėliavimui, o mes visą Bauthiausą pastatėm, tik tai angarę. Tai visai neblogai. Tai va, tai visą namą laiko iš tiesų 3 pontonų juostos, viena, per vidurį 2 ir kitam šone 3. Tai čia iš perspektyvos gal geriau matosi. Ir kiekvienas pontonas yra metrinis, cilindrinis. Tai jie tarpusavį susijungia ir susijungia apačioj per kiliuką, taip dar vadinama ceškė. Ir viršui susijungia su aliuminio konstrukcija. Varžtais matosi. Tai labai tikiuosi, kai įleisim į vandenį, plūdrumas bus geras ir vandens linija bus vandens linijui, kas yra maždaug čianais. Na ir kadangi tai vis tiek yra laivas ir jisai registruosis kaip asmeninio naudojimo laivas, laivas. Ir turi tam būti tikri dalykai ir kalbant apie laivybą. Tiek viršui šviesa, tiek šonės žalia ir raudona švieselės.
Tai tie dalykai yra visi įkomponuoti, padaryti, kad kiti laivai taip pat matytų mane Kauno mariose. Tai vat, kas dar liečia konstruktyvą, visą medieną principę naudojam iš medžių bičių, tai dideli linkėjimai, padarė geras nuolaidas medžiagom ir tikrai prisidėjo prie projekto. Tiek rojalio pušis šitos dailylentės, tiek termo uosis. Mano terasa ir visas apkalimas, apsiuvimas pado yra būtent iš medžio bičių, tai labai didelis ačiū, nes tiek konstruktyvinės medienos reikėjo nemažai, statybinės, tiek ir apdailinės, tai pasiteisino viskas, nu ir kol kas viskas gerai. Aišku, buvo ir keitimų, ir persukimų, žodžių, visokių tokių dalykų, kas skilo, keitėm. Termuosės labai kieta mediena, tai labai sunku apdirbti ją ir terasai sunku padaryti, jeigu nori varžtukų suleisti šonais, o ne iš viršaus, nes planas buvo, kad nesimatytų varžtukai, tai principė visus varžtus iš šonų sukom. Tai ta ir mediena skildavo ir panašiai, bet atrado techniką, kaip gerai padaryti, su visokiais įgrįžimais ir panašiai, tai gavosi gerai. Aišku, reikėjo keletą lentelių paaukoti, bet šiaip bendram finale tai patenkintas tiek vaizdu, tiek kokybė. Aišku, kokybė bus galima pasakyti po keletos metų, kaip viskas laiko. Čia yra mano galinis vaizdas, nors iš mano pusės į namus, sakykime, įdinėsiu būtent per šitą zoną, tai man čia kaip ir pirminis vaizdas. Tai irgi, kaip sakau, kolonos apsiūtos. Čia nėra šito, nes nuolydis eina tenais, tai tik tais tenais yra lietvamzdis. Kadangi viduje yra tiek kondicionierius, tiek šilumos siurblys, tai tiesiog nenorėjau, kad labai baisiai atrodytų jie, tai apsiuvom tokiom lentelėm ir truputį uždengiam, visai neblogai gavosi, gal truputį skalbimo mašiną primena, bet visai nieko. O viršuje vaizdas visai toksai neblogas. Flagmanui ačiū už vėliavėlę, jau ne pirmojom mano epizodė, ne pirmoj kelionė ir projekte, tai labai didelis ačiū. Ir varikliukai, 3 varikliukai, Merkuriukas 60 ir Propulsionai 2 elektriniai. Tai tas Propulsionas skaitosi kaip 9,9 arklio galios. Ir daug čia iš tiesų žaidimų, visokių pjaustymų. Žiūrėjom, kad ta traversai tiktų, pradžiai netiko, žodžiu, reikėjo daug burdalykų, visokie sensoriai, kad kai variklis atsilinkinėja, kad nesutraiškytų lentelių, tai reikėjo visokius sensorius daryti, kad sustotų variklis pats, nesvarbu, kad kiek spaudi mygtuką. Tai tokių visokių būrimų tikrai daug buvo, viskas padengta iki vandens lygio antifūlingų, kad būtų kuo mažiau kriauklyčių, žolių ir liptų. Tai visokie dažymai, klijavimai, čia ta prasme visas tai buvo kasdienybė. Ant stogo taip pat galim užlipti, tenais saulės panelės, paskui nueisim. Ir taip pat norėjau kuo daugiau išnaudoti ploto, nes vis tiek, sakykime, gyvenimas toksai gan siauras, tiny, tai liaudiškai tariant, tai reikia kuo daugiau ploto tūrio išnaudoti, nes nėra tiek jau ir daug kvadratų. Tai kaip pavyzdžiui terasoje, aš visą laiką stengiausi čia padaryti, iškombinuoti visokias daiktadėžės grindyse. Oi, dabar čia priklijuota. Tiek nemaža erdvė, kur tu gali kažką susidėti, kažkokius daiktus, kurie žiemą nieko to neatsitiks. Tai čia yra 6 dangčiai, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Frizavimai, viską pats pasidariau, gražiai gavosi visai, bet dar nepadariau dujinių amortikų. Juos turiu, esu bandęs, truputį kažkas gavosi, bet jeigu kažkas turi daugiau žinių apie dujinius amortizatorius, tai labai lauksiu komentarų ir pagalbos. Viršui čia priekiniai terasoje 1, 2, 3, 4 daiktadėžės, irgi kažką pasidėti, kažkokį šluotrožį ar dar kažką ir nelaikytų daiktų viduje. Kitoj pusėje daugiau gavos daiktadėžių, tai kad maksimaliai išnaudot
plotą turi, kaip ir sakau. Nu ir galime eiti vidų. Man vietos padaryti. Tai padarysim. Yra gerą vietą, pradėjau filmuoti, kaip lošas žmogus sėdas, nu. Ekma. Čia mano pagrindinė svetainė. Tai klojom grindis šildomos, vamzdukai iš plokščių. Plokštės buvo Fermacelio, tai jas pirkausi. Taip pat Fermacelio plokštės eina ir ant sienų, tai čia nėra gipsas, o Fermacelio plokštės, jos ne varžtukai, o kabėmis šaudomos. Ir kas gerai, kad mažiau drėgmės įsigeria, tvirtesnės. Ir gali labai ploną sumuštinį gauti grindų su šildomais vamzdukais, nes šildomas vamzdukas gavosi tik tais 12 mm. Ir tas 12 mm įsileidžia į tą plokštę, o plokštė yra gal ten 15 ar 16. Ir ten toj plokštė yra išfrezuotas visas tinklelis. Tai tu tik susiguldai, susileidi savo tą vamzduką ir ant viršaus dar vieną Fermacelio plokštę jau 12 mm. Tai tavo visas sumuštinis grubiai, labai grubiai 30 mm gaunas ir tu jau turi šildomą sistemą grindų. Tai mums buvo iššūkis, kad mes norime išlošti lubų aukščio. Kad lubos būtų 2,60 m, tai čia buvo daug sprendimų. Ir kad grindys nebūtų išstorintos, kad lubose rekuperacija nebūtų tie šimtiniai vamzdžiai. Tai iš rekuperatorių centro ten ėmiau visą informaciją ir medžiagas. Ir šiaip pavyko iš tiesų išlaikyti 2,60 m aukštį bendroje patalpoje, visose patalpose iš tiesų. Tai vat, tai čia mano pagrindinė tokia zona, svetainė su vairinė ir virtuvė. Tai principė tas pats, ką jūs turite savo namuose, čia viskas yra identiška. Tik tais kom skiriasi, kad pas mane dar yra vairinė, žodžiu, tiltelis. Vairas, ploteris, žodžiu, gyliai, autopilotas, čia jau apsukos benzininio variklio, čia elektrinių variklių gazai, čia benzininio variklio gazas, taigi čia buvo daug visokių kombinacijų. Čia kompanija labai pagelbėjo padaryti šitą visą gaminį, kurį mes sumontavom visą šitą įrangą. Tai čia buvo daug jo ir dalykų ir taip pat ir kameros yra laivo visose pusėse. Tai aš vartuodamasis galiu realiai matyti, vat, kas yra prieky ar šone. Tai kad vis tiek gabaritai nėra maži, tai galiu matyti viską savo po ranka. Side shiftas, tai čia tas priekinis varikliukas, kad laivo priekį galėtum kontroliuoti. Ir priekinis galinis inkaras, nes priekį 25 kg, o gale toks simbolinis 14 kg inkariukas, kad tiesiog truputį palaikyti boathouse kryptį ir jeigu nori kažkokią poziciją atsistoti ir stovėti. Tai gal užteks to 14, jei neužteks, tai neužteks. Jo, tai daug aiškinimus ir derinimų buvo su Vairinė LT, su Garant Boltu ir tokie visokie dalykai. Šitas dar atsidaro, bet trukdo atsidaryti vienas laidas. Tai čia kaip automobilio kapotas. Jo, trukdo. Tai va čia visas smegenys plius minus, bet kitur dar daugiau smegenų yra. Na, o kalbant šiaip apie interjerą, tai aš taip plius minus įsivaizdavau, dar Eivilė dizainerė padėjo su spalvom, su tam tikrais dalykais. Labai norėjau tos akmeninės sienos, tai paprašiau
susiradau Instagram'e Stonewall, šiaip faina hebrytė, labai pakankamai greitai padarė man tą sieną. Sakė, šitą struktūrą naudoja akvariumams, tai visiškai atspari drėgmei ir šiaip kieta žiauriai. Nes savo nulenkiamą stalą norėjau įkomponuoti jį prie šitos sienelės, tai reikėjo dalį net nufrezuoti. Ir kad ištiesinti kampainį, kurį paskui ir paslėpė. Tai dar kompanija atvažiuos pas mane nudažyti naujai visą. Aišku, buvo tokių tam siūlių trūkimo, džiovimo. Matosi va tokios va siūlytės. Bet čia, džiovimo momente. Tai viską apdailins ir naujai perdažys. Tai bus gerai. Ir tada man buvo galvos skausmas, kokią kondiškę dėti, nes jeigu dėsiu baltą kondiškę, nes čia vienintelė zona, kur, kaip ir būtų logiška man ją įdėti ir bus balta, tai atrodys tragiškai. Tai sakė Panasonicas, kad mes turim tamsių antracito spalvos. Tai šiaip gerai gavosi ir įsikomponavo, tai viskas pilnai veikia, funkcionuoja, ta prasme yra vanduo, elektra. Čia išmanus jau sprendimai pagelbėjo su apšvietimu, tos šiaip stumdosi tie ledai, tai man čia tokias biški šaškės, aš nelabai patinka, tai pasistumdysiu truputį kitaip ir bus good. Jo, čia tokios mano darbastalio švieselės, jaukesnės truputį ir ką aš norėjau, čia sofa yra neišpakuota, tai jinai stovės taip nuo tos sienelės iki čia, realiai su tokiu vaizdu pro langą. Ir nedidelis staliukas, pavalgyti, atsigerti kavos. Šiaip užtenka čia tikrai pavalgyti. Ir metrinis dar daugiau negu metras iš ąžuolo gilės, tai labai ačiū jiems. Dar iš jų ir palangėlės pasiėmiau, paprašiau, kad padarytų, nes pradžiai pasidarėm taip. Palangės, paskui galvoju, blemačkių labai tepliosis, tai paprašiau padarykit gal palangėlės ir užsiklijuosiu, atrodys biški šilčiau. Vat kaip čia. Tik čia dar nepriklijuota. Biškiai fainesnis vaizdas negu kaip tenais. Tai va, o kas liečia virtuvę, tai baldai savo pagelbėjo šiuo klausimu. Iš tiesų pas juos gaminausi visus baldus. Tiek virtuvę. Virtuvė man turbūt apie gal kokius 5000 kainavo, tiek visus likusius baldus. Tai yra šita spintelė, kita spintelė, 2 spintelės vonioj, duše ir viena spinta miegamajam, ten vėliau nueisim. Tai viso gal gavosi apie gal 9000 eurų vien visi baldai. Jo, nemažai. Bet išpildymas neblogas gavos. Šiaip tai standartas indaplovė. Čia aš tradicinis žmogus, tai po kriauklė man tipinė šiukšliadėžė turės būti. Čia toks fainesnis dalykas, ką aš namuose turiu pats pas save, tai paprašiau, kad ir čianais padarytų ištraukiamą lentelę, nes aš šiaip tai net namuose niekad neturiu paprastos lentelės pasidėti ant stalviršio, pas mane visą laiką šita, tai ką žinau, visą laiką, tai mes jau 25 metų tokią turim bute, tai paprašiau, kad ir čianais padarytų, šiaip visai patogu. O visa kita jau čia. Indai, ne indai įrankiai ir paprasti porą stalčiukų. Čia bus krepšys stiklo dūžio ir vandens užpylimo davikliai iš Hikvisiono. Tai pas mane yra jo, kiekvienam virš kiekvieno lango. Tai pas mane virš langų yra stiklo dūžio davikliai sudėti. Jo, kalbant apie šitą erdvę, tai tiesiog skalbiniams, nes šalimais bus yra skalbenkė su džiovyklė, netaupiau vietą, tai rinkausi tokį variantą, o čia nešvarūs skalbiniai. O viršui įmontuota šaldytuvas, jo, tai visa man buitinė technika, oi, šią nusipirkau turbūt prieš 1,5 metų kokią, prieš 2 metus gal net. Tai šaldytuvas, skalbenkė su džiovyklė 2 viename, paskui mikrobanginė, bet turi ir griliaus kažkokią funkciją. Šitas indaplovė, paskui indukcinė. Rinkausi tokią indukcinę, kad susirištų kartu su gartraukiu ir iš karto pradėtų traukti teoriškai, kai pradėti gaminti.
kažkas tokio. Nežinau, dar nebandžiau. Tai šitie 2 dalykai ir viskas turbūt, tai apie gal 3 kažkas tokio tūkstančio kainavo grynai buitinė ta technika. Ir saugant šilmą visame pastate, tai laive, tai nekirtom sienos į lauką, o padarėm išėjimą iš gartraukio per senelę baldinę, čia spinteliai, aišku, per anglinį filtrą, viskas, tai žiūrėsim, gal pasiteisins. Nu, čia jau klasika, ta prasme, viskas, kas jau matyta ir daryta. Ir norėjusi turėti tą langelį šalia kriauklės, kad matyti vaizdą. Tai gavosi visai gražiai, kad tas kvarcas 12 mm sulindo lygiai po vyriais. Tai netrukdė langui atsidaryti. Bet tada supratom, kad šitas reikalas gaunasi per aukštai. Nu, tu nenori tokiam aukštyje dėti į mikrobanginę kažką šildyti. Tai su Eivilė pasitarėm, kad darom tokį kirtimą, paleidimą. Ir tada gaunasi jau tokiam akių lygiu, tu matai savo mikrobanginę. Tai toksai buvo biškį kitoks sprendimas. Na ir matos, kad čia šiaip daug langų. Tai visi langai buvo iš Tix langai. Tai sakė, kai įsileisiu į vandenį, reikės jiems dar atvažiuoti, sureguliuoti visus, vis tiek bus visokių vibracijų, keliant, leidžiant, važiuojant, tai tas namukas gali pavaikščioti tikrai ir tie langai pavaikščioti gali, tai reikės juos pareguliuoti. Tai sakė, kai bus vandenyje, mes vėl atvažiuosim, sureguliuosim langus, šitą slidingą 3 dalių, 3 metrų, kad sklandžiai viskas veiktų ir darinėtųsi. Na, čia mano darbastalis, tai ką norėjau sakyti, kad aš jį dariau nulenkiamą. Tai jisai gali nusilenkti. Virš po apačiai yra skląstis, tai tiesiog ištraukia, jeigu nori, jeigu tau reikia erdvės kambaryje. Ir nusilenkė. Tai čia žmogus padarė man. Ir viskas ant vyriukų, gražiai laikosi, tvarkingai. Ir tada galėjau tą sofą, kuri yra taip priešais langą, sustumti ir priglausti prie tos sienos, prie to stalo. Ir turėti čia didesnę erdvę. Na, jeigu kažkoksai, nežinau, daugiau žmonių. Tai tas stalas toksai multifunkcinis. Galiu pasididinti, pasimažinti. Iš tiesų tik lygiai yra arba normaliai, arba toksai nuleistas. Ir norėjau, kad jau kur su kompu dirbu, tai būtų priešais man langas, kad matyčiau vandenį ir panašiai. Tai tokia idėja buvo. Čia apšvietimo jokio nedėjau už to stiklo. Taip yra kaip yra. Na ir visas čia mano kontrolė. Vanduo, šildymas. Čia apšvietimas dar. Nežinau, tas kepsas toks man sausau. Vieni kažkur įsimontuoja, kiti pasideda ant stalo, bet, galiu reguliuotis. Mažiau, daugiau, arba off. O šitas daikčiukas leidžia per Wi-Fi kontroliuoti savo kondiškę. Tai kondiškę galiu iš bet kurio pasaulio vietos pasijungti, kad aš jau atvažiuojant, ten valandą prieš jau būtų čia vėsu arba šilta. Tai šiaip geras dalykas, tik dar nesurišau su Wi-Fi, su savo telefonu. Jo, ir kas dar yra tai, kad kadangi tai yra laivas, reikia atsiminti, kad jeigu turėsi kažkokią judančią dalį savo name, laive, jinai visą laiką judės. Judės, gali skleisti garsą, gali būti nemalonu, gali erzinti, tai visokios kabančios šviesos, judančios šviesos ant laidų, ant stripelių, ant troselių, nelabai yra tinkamos, tai pas mane viskas turi būti fiksas. Tai daugiausiai, kas šiandien gali judėti, tai nebent žaliuzės. Žaliuzės pirkausi iš Dexteros, tai šiaip nemažai gavosi žaliuzių, nes 1, 2, 3, duše, 4,
miegamajam 5 žaliuzės, plus šitie roletai. Tai visos žaliuzės kontroliuojasi per appsą ir žemyn, aukštyn reguliuojasi būtent tik per telefoną, per Bluetooth'ą, nes aš pats Dexterui pabandžiau šitą žaliuzę sutraukinėti su virvutė ir supratau, kad, blembački 2 metrus sutraukti yra reikalų. Tai geriau darome elektrinės. Aišku, brangus reikalas gavosi visai. Sukilom. Baigia išsikrauti. Šitos 2 yra ant laido, o šitos visos yra pakraunamos su Type-C. Tai sakė, jeigu nusileidi ryte vakare, 2 kartus per dieną, tai užtenka apie pusę metų ir tada gali pasikrauti. Tai visai neblogas variantas. Ir jo, gavosi variklis su pačios žaliuzės, jei neklystų, kvadratas 100 eurų, plus variklis 105 eurų. Tai čia 2 kvadratai grubiai, tai 2 kart 100, 2 kart 100 plus 105 už variklį. Tai 3,50, jei aš neklystų, už vieną žaliuzės. Tai, jo, nepigiai. Tai jeigu savo ten turit žaliuzės kažkokias siauresnės, plonesnės, tai aišku, tikrai nevertas tas variklis. Bet pas mane gavosi plačios ir, jos storesnės, tos medinės. Tai, išsunkina visą konstrukciją, tai aš realiai ten traukiu, tai nusprendžiau dėti automatiką. Ir truputį palaukiau, kol ateis vakaras, tai jau truputį sutemo. Jo, kalbant apie grindis ir lubas, tai su lubom iš tiesų buvo reikaliukų. Pradžiai su tokiu viruku šnekėjau, čia yra medžiaginės įtempiamos lubos, truputį mažiau svorio, medžiaga. Tai jis vos ne už šitus 30 kvadratų, netoli gal 5 gabalų paprašė. Sakau, seniuk. Tai toksai, paskui kitas susiradau viruką, Almantas, tai šauniai čia viską padarė. Ir tada lubos kainavo, jei neklystų, 2800 eurų su darbais. Tai jo, tai padarė įtempiamas lubas. Aišku, daug visokiam reikėjo profiliukų ir viską. Tai buvo čia truputį tų reikalų su tom lubom. Grindis vinilas. Tai linkėjimai Rokui, tikrai šaunę komandą turi, tai šitas dalykas man nekainavo, tik tais gerų žodžių paminėti, nes daugumą dalykų man viskas kainavo, bet vis tiek miniu, tiesiog noriu, kad jūs informaciją turėtumėte, bet grindis jo šiuo atveju man nekainavo, tai šiaip dėjau, vinilas yra klijuojamas arba klipsinis, dėjau klijuojamą, plintusiukus susidėjau ir jo, čia tų kvadratus lyginai juokas, bet vis tiek reikia kažkokas atlaikytų drėgmę, nes tai yra visgi laivas ir šlapės vaikštai, taškaisi, tai reikia tų sprendimų, tai nusprendėm vinilą dėti. Ir tuo pačiu Almantas pasirūpino veidrodžiais, tai koridoriukas gaunasi toksai truputį siaurokas, tai kad išspaust maksimumą, tai dėjau veidrodžius. Aišku, truputį svorio, bet tas svoris yra per centrą, todėl, tarpsme, bautkiausias turi būti per vidurį koridorius, jeigu tu nori išlygiuoti svorį, nes negali vienoj pusėje sumest daugiau svorio, kitoj mažiau, tada gausis disbalansas tiek taip ir atvirkščiai taip. Čia jeigu gale varikliai, tenais slidingas, priekinis inkaras ir panašiai, kažkas turi vis vienas kitą dalyką turi atsverti, todėl turi taip strateguoti ir dėliotis tiek interjerą, tiek visą konstrukciją ir visus tos agregatus, kad nebūtų visas svoris viename kažkokiam kampe. Na ir užbaigiant apšvietimą, tai šiaip apskritai visą elektroniką, apšvietimų ir visų šito dalykų rūpinosi Dainius. Tai Dainius ir pats daug ką čia realiai 95% viską Dainius padarė, mano bičiulis ir
ko negalėjusi padaryti, tai surado savo partnerių, kas galėjo padaryti tam tikrus sprendimus, vat, kaip išmanų sprendimai. Tai visokie vat, mygtukai, viską, vienu metu viską išjungia arba jungia ir visa sistema išsijungia. Nu, mes surišome koridorių su svetainė, tai paspaudi vieną mygtuką ir įsijungia viskas. Tai šitie du ledai yra nubėgantys. Tik reikia dar sureguliuoti, vienas biškį greičiau bėga, kitas lėčiau. Jo. Arba gali jį tik vieną įsijungti. Spotukai, ledukai viena funkcija, mygtukas, spotukai. Spotukai kiti. Ir šiaip jo fainai maži spotukai, tai tokie delikatnus. Tai vat, kas liečia apšvietimą, tai viską taip ir kombinavom, kad viskas dėtųsi į lubas. Taip pat ir atsikartoja visas šitas fragmentas ir stilistika kitose kambariuose. Tai įsijungiam visą gal šviesą biškį, daugiau čia jos. Ir sekanti patalpa, tai yra mano dušas. Irgi realiai du mygtukai, tik tais, kad gali jie dimeriuotis. Viršutinį jungia, apatinį dimeriuoja žemyn arba išjungia. Tai jungimas. Tai tik dvi juostos ir jos nueina sieną žemyn, tualetas, mažas gyvatukas elektrinis ir krauklytė. Norėjau iš veidrodžio, kad išeitų čiaupukas ir pats veidrodis turi. Tai Almantas irgi parūpino šitą veidrodį, kad būtų ir su šviesa, ir su pašiltinimu, tai kad garų nebūtų. Ir per čia gali tą patį reguliuoti, išjungti šviesą. O šitas yra nišelė duše. Tai dušas, galva 30x30 ir maža nišelė, dar bet ko nespėjau, tai susisukti dozatorių ir dušo galvelį. Mažas dušelis toksai ir šitas. O valdymo tai dėjau, mačiau vienam Airbnb, tai labai patiko iš tiesų, dvi funkcijos. Čia dušai jungia, čia dušelį ir tik temperatūra, nėra jokios srovės reguliavimo, nes iš tiesų tai pagalvojau, kiek gyvenime mes reguliuojame srovę dušo. Beveik niekad ir visą laiką maksimumas. Tai aš tam Airbnb, kai buvau, tai šiaip žiauriai patiko ir tai pagalvojau logiškai, kad iš tiesų nereikia to reguliavimo srovės, visą laiką kranas jo, bet duše visą laiką dažniausiai maksimumas, tai čia net nėra jokio reguliavimo, tik temperatūra ir pasirenki, kurį nori, arba dušelį, arba galvą. Tai viskas. Nu ir kas fainai, kad pas mane buvo tokia mintis maudytis ir turėti atvirą vaizdą į lauką. Tai kad tu galėtum nuogas maudytis duše su langu, tai įdėjau tokią truputį, nu ne truputį, pakankamai maksimaliai veidrodinę plėvelę. Tai čia irgi tikslangai pasirūpino šituo ir gali vat turėti. Na, aišku, gal dabar toks vaizdas ne pats geriausias iš dušo, bet jo, gali maudyti su vaizdu į vandenį arba šokti tiesiai į marias. Ir testavausi, jeigu naktis ir esi užsidaręs, tarkime, vat, duris, viską išsijungęs, tai principė reikėtų nusidimeriuoti truputį tą švieselę iki gal vat tokio lygio ir beveik esi nematomas lauke, kas yra fainai. Tai va, tai toksai dušas, iš tiesų visai, sakyčiau, kaip bautkiausia, tai talpiai gavosi, kvadratinis metras, net truputį daugiau ir jo, tikrai man kompaktiškesnis ir gražesnis ir geresnis negu mano bute. Bet kaip sakau, juokauju,
mažai kas iš didesnio keliasi į mažesnį, nes mano butas 78 kvadratai, o čia nais 30 kvadratų. Tai ir žmonės klausia, kaip tu gyvensi tam laive, nelabai suprantu. Nu tai vat, taip pat ir gyvensiu. Tai vat, galim važiuoti toliau. Kalbant apie sienas, tai linkėjimai Deluxai, visur dekoras, baltas. Ir jos tokios biški gyvesnės spalvos, tiesiog nutinkuoti ir nudažyti. Tai jo, visos sienos yra dekoruotos, vienas stilius toksai, biški tekstūros ir tiek žinių. Tai va, einam toliau koridorium, keliaujam į miegamąjį. Tada labai sunku parodyti, neplačiakas yra, mano miegamasis. Irgi kelios funkcijos, tai čia už lovos užsidega švieselė. Tokia, vat, jauki kažką pačilint. Ir viršui, vat, ta pati stilistika. Tai vienas tas mygtukas uždega viską. Čia jau nesitsatskinom, kad skirtingai uždeginėti. Tai, va tai, vat. Galim išjungt. Ir dar yra čia toj. Nu ir du spotukai, jeigu vat, knygas skaityt ar šiaip kažką ir patogiau, vat, tai toksai linkėjimai Enva lovos, kur ir pagamino šitą lovą. Ir kaip sakau, stengtis išnaudoti visą tūrį, tai stumdomos dėžės, 4 dariausi. Nu, jo. Kad irgi kuo daugiau tilptų visko, nu ir pati lova atsikelia. Irgi maksimaliai kuo daugiau susidėti visko. Tai vat, tai tokia lovytė. Ir kas yra įdomu apie šitą lovytę, kad jinai 1,90 m. Nes jeigu būtų standartas 2 metrai, tai čia būtų išlindę dar 10 cm, kas būtų nelabai gražu. Nu čia vat jau kliurka, sakykime, vat gavosi, kad mes padarėm tokį kambarį, kur nesigauna 2 metrai. Duris net tokioje vietoje komponavom ir jau lovą turime gaminti pagal užsakymą. Trumpesnė 1,90 m, automatiškai ir čiužinys trumpesnis. Nu vat tokie dalykai. Ir vienam ir kitam kampe yra rozetės. Čia ir ten biški vat irgi per žemai. Ir irgi nelabai gal patogiai įsikišti kištuką. Tai reikėtų turbūt mažinti, žeminti patį čiužinį. Tai vat tokie dalykai išlenda, nu bet ką darysi. Labai mažas telikiukas, iš tiesų čia labiau monitorius. Pirkau kaip monitorių, ne kaip teliką, pleistekui. Turiu pleisteką nusipirkęs, bet dar neišpakavęs. Tai va, tai spintukė irgi, tai va šitą spintą įėjo į tuos bendrą komplektą baldai savo. Tai jie va pagamino ir, ką žinau, tipiniai 4 stalčiai, jau biški prikrauti. Čia dar. Ir čia pakaba marškinėliam ir panašiai. Tai vat taip susikomponavau, kad vat būtų toks siauras koridoriukas tarp lovos ir spintos ir vat viskas kaip ir kompaktiškai patogiai. Nu kaip namuose, nes esu buvęs tikrai keletose balkiausių ir esmė, kad visi jie gaunasi tokie pramoginiai. Nu, ta prasme, atėjai, patūsinai, prisigėriai, neprisigėriai ir išėjai, bet nėra to namų jausmo, daiktai, vat spintelės, nu taip kaip name, kad nu viską po ranka turėtum būtų patogu ir pasidėti marškinius, ir batus kažkur nusijauti, ir kažkur nusimaudyti, ir būna visi jie žymiai žemesni, sakykime, maždaug 2,20 aukštis, dažniausiai būna 2,10, toksai grinai vos nesu lubus, truputį virš lubų, virš staktos eina jau lubos. Tai toks jauties kaip dėžutėj. Gerai, patūsim, tai tikrai gerai, bet, nu, aš dariau kaip gyvenimui. Iš buto jau keltis čia nais, tai tu nori irgi to truputį jausmo kaip namuose, ne kaip kokio bakūžiai. Tai va tos, sakykime, aukštos lubos, tai, nu, jos tikrai suteikia. Aišku, čia nėra kaip name 3 metrai, bet, nu, sakykime, kaip butas, 2,60. Tai vat toksai mano miegamasis su langeliu. Ir realiai tos visos, tie visi langai gaunas kaip iš tiesų duris, nes į vidų atsidaryti negali, tai visi langai atsidaro į išorę. Tai ir neatsidaro į viršų.
Tai automatiškai, ką mes turėjome daryti, atsidarai, lenki rankeną žemyn ir langas užsifiksuoja. Tai vėjas tau neišplėš lango ir neatsidarys. Ir tau čia toksai gaunas kaip ventiliacija, jeigu nori. Bet pas mane yra rekupas išvedžiotas. O, rekupai. Ne, čia padavimas oro. Tai principė tų langų darinėti labai ir nereikėtų. Tai va toks tas miegamasis, kuklus, lovos pločio, bet viskas ok. Gyvent galima. Kažkas klausia, tai va ir gyvensiu. Ir dar jungtukas, tai čia apšvietimas lauko. Dabar įjungiau, va šviečia. Šviečia. Tai paskui parodysiu. O čia koridorius. Bet šiaip šita švieselė užsidega ir nuo būvio. Nedidukas būvis. Įeini naktį, eini į tualetą ir švieselės iš karto dvi užsidega. Dviejų ir užtenka, vieną iš veidrodžio eina ir čia nais. Na ir durys visos užsidaro ir tada gaunasi tokia veidrodinė plius minus sienelė. Nu tokia vat, susilieja. Ir pradžiai buvo mintis dėti visur veidrodį ir čia nais šilgai, bet paskui pagalvojau labai tepliosis. Tai nusprendėm su baldininkais, kad gal būtų gražiau dėti juostą, grinai vat, rankų aukštyje, nu, ta prasme, vat, atidarimo aukštyje, kad šitą zoną jei ir tepliosis, tai vis tiek ne veidrodis. Ir gavosi, nu, stilistiškai visai gerai. Nes prie šitos sienos, ta prasme, šita plokštė, ta pati, kas ir yra pas mane visa virtuvė. Tai toksai į temą. Kas liečia duris, tai buvo visiškas feilas ir pinigų išmetimas ir užsiroviau ant kompanijos. Dabar geras klausimas, nes vadybininkas tai visiškai ne kažką ir jokios komunikacijos turi pats skambint, pušinti, tai neduok dievė, ta prasme. Ir paskui paskaičiau komentarus ir akurat užsiroviau. Jo, brūkšnelis durys, durys. Nu, čia savanorėse kažkur yra. Tai, wow. Tai va su durimu pasišovėm, nes norėjus tokių durų, kurios įeina į tą erdvę ir principai yra viena vientisa zona su siena. Bet turi būti minimum 62 ar 3 cm durų pločio. Ir ne vienų durų tokių nėra. Tai atkrito tas variantas. Tai dariau duris stumdomas, tas, nu, be rėmo, taip sakant. Bet laukiu, nežinau, gal 2 ar 3 mėnesius. Daugiau gal dar net. Ir tai padarėt, baldai savo hebrytę turėjau dar taisyti ant begelius. Nu, žodžiu, ne kažką agentūra, tai su durim papuoliau, dar sumokėjau virš 2 gabalų. Jei neklystu. Dar gal nedaugiau. Daugiau. Nepamenu. Bet 4 duris. Tai va, tai jo, toks dušas, toks mano miegamasis. Judam toliau, tada prasideda techninės patalpos. Viena ir kita. Atsidarom. Čia kaip tik testavau vandenį. Tai čia yra mano realiai katilinė. Tai vėl linkėjimai Panasonicui, įdėjo šilumos siurblį ir rekuperacijos sistemą. Tai va vienas toksai šaldytuvas. Ir nueina vamzdžiai į lauką. Akvižino visą stebėjimo sistemą. Ir grindyse yra visas sumuštinis, va įsitraukiu jį. Ir tada aš turiu visiškai prieigą prie savo geriamo vandens. Aišku, dar čia visokių drožlių yra lik ir panašiai, bet šiaip jau su chemija yra praskalauta, tai chemiškai ir biologiškai jau vanduo turėtų būti švarus, tik tais dar tokių visokių fizinių dalelių. Čia su laiku reikės išsivalyti, bet
yra 3 kolbos, filtrai, tai viską profiltruoja, tai jokių dalelių neįsitraukia ir viskas gerai. Ir plūdė. Tai aš matau vandens lygį, kada full, kada empty, tai padarė čia skaitmeta man vyrukai. Pavyzdžiui, dabar jau prie empty rodo. Ir vandens siurbliukas apačioj pajungtas. Tai va, tai tokia nelabai įdomi patalpėlė, bet jinai mane šildo, grindis šildo, mano vandenį šildo, tai super. Na, o čia jau rimtesni reikalai. Inverteriai, saugikliai, jungtukai, elektrėlė, skydai, dar daugiau skydų ir dar daugiau skydų. Tai čia šilta šiaip yra, tikrai nešalta. Kontroleris, taip, matau visą savo energiją, kaip ir kas. Tai čia rimti reikalai buvo ir Dainiui čia, ta prasme, buvo reikaliukai. Tiek šitus dalykus visus sukilnot, sujungti. Tai čia rimta. Varikliai, kiti dalykai. Tai bus Dainius, turbūt galės daugiau pakomentuoti, aš tai žinau tik minimaliai. Bet jo, iš tiesų, elektrifikacija yra brangiausias reikalas. Apskritai laivyboje, jeigu tu nori turėti ypač boathouse, nes čia yra 220, KEM 8, 2.4 ir 12. Skirtingos įtampos, skirtingi valdymai, valdikliai, nuotekurėlės ir reikia, kad visos tos sistemos tarpusavy dirbtų, viena kitos nesudegintų. Ir visokie čia ir programavimai buvo ir visokie dalykai, kad, viskas pilnai funkcionuotų. Tai va čia buvo tas momentas, kur tu tiesiog negali paimti elektriko iš bet kur ir jį čia atvesti ir padaryti. Ne, tikrai ne. Čia jau turi būti realiai tie žmonės, kurie stato laivus, kurie dirba su laivais daugiausiai ir jo, tai čia buvo reikaliukų. Tai bus Dainius galės daugiau šį pakomentuoti, kaip ir kas ir kur. Ir šitas fainas mygtukas, namelis mygtukas, bent jau man, tai jie yra 3. Čia kadangi yra pagrindinis įėjimas, tu vis tiek ateini per čia, batus nusimeti, tai dar nenusprendžiau, katra patalpa bus mano batinė, rūbinė, kabykla. Gal šita, nes jinai labai šilta. Bet ir čia yra vietos ant sienų, tai kažką reikės pagalvoti. Tai realiai prieš išeinant, paspaudai va šitą mygtuką ir bum. Visas boathouse'as išsijungia. Jeigu yra laidai suvedžioti pirmyn atgal tie žali laideliai iki skydo. Bet ne visos šviesos taip yra padarytos. Tai pavyzdžiui veidrodis arba mano šitas spotukas. Jie nėra surišti, tai va šitas jau reikėtų mechaniškai man pačiam ateiti ir išjungti. Bet visas kitas apšvietimas yra surištas. Ką čia tas ploteris puliuoja? Žys poldovo nutrūko. Čia reikės aiškintis, kodėl taip yra. Gerai. Tai va tas visas boathouse elektros išjungimas, tai jisai tikrai patogus. Tai yra 3 tokie mygtukai. Tai vienas prie įėjimų išėjimo, kaip pažiūrėsi, pasakysi. Kitas miegamajam, jeigu atsiguliai miegoti, tingi jau kažkur vaikščioti, išjunginėti, irgi paspaudai, viskas išsijungia. Zikt. Tik tai, sakau, spotukai, tam tikros lemputės nėra surištos su šitą sistemą, tai jau čia reikėjo iš anksčiau biški galvos šitos dalykus, tai dėja, kaip ir sakau, tam tikrų dalykų yra, kur, nepagalvoji, nespėjai ir panašiai. Ir viskas. Ir mes esame vėl lauke.
Vat, ką dar reikia uždėti, tai visus tos dujinius amortizatorius ant liukų, nes dabar viską ranką reikia atsidaryti ir laikyti, tai galim užlipti ant stogo. Šitos kopėtėlės tai visiškai palėpinės, porą šimtų eurų gal kainavo. Vienas senesnių tokių dalykų, ką irgi matėt YouTube'e, kaip aš jas dar dažiau ir dėliojausi. Ai, pala, čia dar yra apšvietimo, pamiršau. Jo, 2 mygtukai, vienas laiptus apšviečia. Tai yra spotukai. Vienas ir kitas. Tai teras pilnai apšviečia. Ir kitas yra laiptų švieselė. Va, užsidega. Tai matai, kur lipi, plius minus. Tai čia irgi linkėjimai Dainiui. Viską jis čia padarė. Aišku, mes turėjom projektą pasibraižę. Tai pagal brėžinius darėm, bet vis tiek. Vieną dalyką pamiršti, kažką padarai, kažko nepadarai. Kažkas netinka, reikės. Čia tik aš labai gražiai paskui, šiaip iš tiesų kiekvienam žingsnį buvo iššūkiai. Taip, reikia dar čia naisvot ant šitos liuko uždėti rankeną. Na ir va, mano stogas. 18 saulės panelių ir grubiai, jei neklystu, 7,7 kW energijos šiandien yra, tai linkėjimai saulės gražai. Jie čia susimontavo viską. Ir jo, va čia nutekėjimas. Kiekviena yra 2 įlajos, viena ir kita, šitam kampe ir kitam kampe. Abidvi su šildomais kabeliais, kad žiemą neužšaltų. Na ir va, lituanika. Lemputė šviečia. Čia tas dėdukas, kuris man gamino, tai jisai čia įdėjęs tokią mažą saulės panelytę ir jinai užkrauna kažkokią bateriją mini ir tada tas lemputės dega per naktį. Tai žiauriai nice. Ui! Na ir vėjarodė. Šitas jau rimtesnis dalykas. Tai per tą ploterį matai, koks vėjas, kokia vėjo kryptis ir panašiai. Tai va, tai stogas toksai, nėra visiškas laužas, kad čia gali partį daryti. Bet pasilikau vat vieną tokią zoną, kur nėra saulės panelės. Tai gali nusimest kokį miegmaišį, sėdmaišį, ką nori. Jo, ir čia dar vat viena įlaja. Tai va toks vat stogas. Tai vat sakykime, toks vat yra mano boathouse visas plotas. Jeigu mes vat ką pradžiai turėjome, tai va tokį stačiakampį vat ir kuriame sulidėm tas visas patalpas. Šitą svetainę, koridorių, miegamąjį, virtuvę, tada elektrinę ir katilinę. Tai vat toks stogelis kuklus, navigacinės šviesos įsijungia nuo vairinės, parodysiu. Tai va, tai toksai vat lounge'as, minimalus, bet užtenka, galim leisti žemyn. Jo, vat vairiniai mes susidėjom tokių papildomų mygtukų. Tai 3 varikliai, 3 variklių pozicijos, tai galima nuleisti ir pasikelti. O čia priekyje yra šviesos. Tai dabar jeigu išjungsiu aš viską. Galim pasižiūrėti. Čia yra prožikai. Yra prožikai didieji ir jų apvadas toksai, kaip realiai Batmane. Angel Eyes yra.
Jo, tai toksai tik tais. Apvadukas. Jis toks gan silpnas, čia kažkokie va švieseliai. Bet šiaip šitos šviesos prieky yra tokios, rimtos, kad matytum, va, jeigu naktį kažkur į kažką plaukė arba kažkas prie tavęs priplaukė. Tai čia ta viena funkcija, o didžiosios jau bum, kala rimtai. Tai jau nemažą plotą apšviečia. Galima pasireguliuoti, tik tais nelabai patogu, reikia lipti ant stogo. Bet net per kamerą matosi spindulį šviesos. Tai jau visiškai viską matai priekį. Bėda ta, kad naktis, plus bėda ta, kad vanduo labai sugeria šviesą. Tai dabar atrodo labai stipri ta šviesa ir čia gerai apšviečia. Bet vat vandenyje čia turėtų bent 30% mažiau būtų šviesos, nes tiesiog tamsus vanduo sugeria šviesą, tai jau tokia fizika. Ir tada einam pasižiūrėti. Ir šitus du išjungiam. Ir čia. Bum. Taip, dega. Tai čia vat jau yra šitie navigacinės šviesos. Kaip ir sakiau, žalia, raudona ir viršuje balta spotinė. Kad jau visi aplinkui matytų, ryškiai, aiškiai, kaip priklauso pagal taisyklės. Na, o kas liečia terasą, irgi yra truputis apšvietimo. Spotukai, irgi vienas kitas, biški čia tamsoka. Gerai. Ir ledas perimetro. Užsidega. Aišku, čia buvo hemorojus, tas lentelės prikirpinėti iki ledo, nes ledas daina iki lentelių, tada eina tas laikantysis balkis ir tada vėl ledas prasideda. Tai, čia buvo iššūkis pripjaudinėti viską tiksliai. Ir čia ta lentelė eina, tas įdubimas, tai iš čia lentelė užsisuka, čia taip lentelė užsisuka ir iš kitos pusės lentelė užsisuka ir gražiai nueina. Na, kas dirbė su medžiu, tai žino, kad čia toks biškiai hemorojinis darbas. Kaip sakoma, grožis reikalauja aukų. Ir dar vienas mygtukas, tai lauko spotai. Tai dabar galim nueiti pilnai atstumu į lauką ir pasižiūrėti, kaip atrodo. Štai toks vaizdelis. Gražiai čia nusikreipia tos švieselės. Ir toksai buvo biškė bina tos fenderius kabint ant šono, nes grinai sutampa su spotų vietomis. Bet dabar taip žiūrint visai gerai atrodo. Toksai, labiau į laivą neša jau, ne tik į namą. Ir kadangi vis tiek tos fenderius karts nuo karto reikia išsimesti, kad kai prie kažkur parkuojasi, tai nusprendžiau daryti tokius turėkliukus. Tai čia Maurius man pagelbėjo susukti su smeigiam srieginiam ir 30 mm diametro. Tokios patogiai laikytis. Aišku, tu ateisi nuo terasos plaukiant, pereisi per čia, tada užsikabinsi kitą ranką čia, tada galėsi išsitraukti vieną ir antrą fenderį, juos sukabinti, tada gali per vidų patalpos pereiti į aną pusę ir tada tenais apeiti, laikytis, stovi, laikaisi už turėklo, išsitrauki fenderį, vieną antrą užsikabini, ir tada gali plaukti prie kažko švartuojantis. Čia nėra tas paskutinės minutės darbas, gali iš anksto tą pasidaryti. Tai tai taip čia nais ir taip ir kitoj pusėje yra tie fenderiukai ir laiptukai. Jeigu šoki vandenį arba netyčia įkrenti, kad išsilaipintum. Visai nesnai prisimontavau. Tai buvo iš tiesų iššūkis surasti tokius ilgus laiptukus, nes nėra didelio pasirinkimo, visi tokie labai trumpučiai. O šitas jau 1,50 m, jeigu neklystu. Tai patogu išlipti, tikiuosi nenulaušiu. Jau inkaravau čia tos varžtus, viską. Tai
Čia kas liečia bendrai konstrukciją, apšvietimą, interjerą. Dar čia eina savo čia. Bet kiek čia detalių. Visokių. Ką durtum pirštu, ten iš karto jau galėčiau istoriją papasakoti. Ar dar kažką. Bet, nu jo. Tai va tokie mano 45 kvadratai, įskaitant terasą, namai ant vandens. Ir kelimas nusimato rytoj. Rytoj atvažiuoja strėlė. Tai pradžio komunikavau su Kauno kranais, bet jie neturėjo tokio didelio traverso. Ir čia buvo problema, nes turi būti rimti diržai, nes diržai juosis per pontonus, per apačią ir taip bus keliamas boathausas. Tai reikia rimtų diržų ir didelio traverso. Tai pasiskambinau strėliai, sakė, jo turim, bet niekas tokių stropų neturi, juostų. Tai teko pirkti, tai dabar vat guli. Čia nais paletiai, ant paletės. Nu va, viena juosta per mano dilbį, 30 cm plotis ir ilgis gaunasi vienos juostos 17 metrų, tai tokias užsakiau. Šiaip kauniečiai čia nais Lietuvoje, nežinau kauniečiai, jo, bet man rodos Kaune jas gamina. Tai bus 6 juostos, bus traversai 3 išlindę. Ir nuo tų 3 po 2 juostas nusileis. Ir tada visą apjuos boathausą ir tada kelsim. Tai kuo platesnės juostos, tuo mažiau gniuždymo, tuo mažiau krūvio pontonam. Tai jo, užsakiau 6 po 30 cm ir 17 metrų ilgio, nes tada gaunasi, kad pati juosta dar kokie 1,5–2 metrus pakils bus virš stogo, kas yra gerai. Ir tikėkime, kad viskas atlaikys. Jo, tai čia siemkos, ką aš pasakoju, visiškai dalelytė. Ir bandau tiesiog papasakoti, kas nutiko per 2 metus. Tai daug reikalų nutiko, daug iššūkių. Antrą kartą statyti, oh my god. Nežinau. Aišku, statyčiausi, bet ir tu žiūri ir tu nežinai, ar pavyktų to iš tiesų pagreitinti procesus. Per tuos 2 metus, tai ką, aš sudalyvavau, išminiau į Zelandiją. Tai Zelandiją apminiau per statybų metą ir tuo pačiu vat šitą planetos viršūnės ekspedicija pusės metų. Tai kol manęs nebuvo, tai vat Renaldas padėdavo, Dainius padėdavo taip sumenedžinti dalykus, kažką užsakyti, sužiūrėti, suvažinėti. Jeigu pats būčiau buvęs, tai jo, turbūt gal kokie 3 mėnesiai ir būtų susitaupę, nes vis tiek, nu, viskas produktyviau, tu pats kaip savininkas, kaip darbų vadovas, kaip viršininkas, sukomanduoji, kažką nupirki, užsakai greitai, susiskambini, nu, produktyviau būtų viskas, plus pats pridedi ranką, kažką susuki, nu, aš pats vat jau čia damušinėjau visokias smulkmenas ir aišku, tuos visus konstruktyvinius dalykus, tai sakau, vat padėjo daug žmonių. Ir konstruktorių šiandien padėjo Zutkio, kur, ta prasme, pradžiai tas namukas klibėjo, kai susukom jį, kai karkasas stovėjo. Tai čia irgi davė tokių sprendimų, kad stovėtų stabiliai. Tai daug tikrai ir įmonių ir žmonių prisidėjo prie šito projekto. Ir dabar laikas pradėti gal jo mėgautis, nes jau sakau, 2 metai praėjo nuo starto. Tai man ten, žiūrint, kad pastatyti namą, tai nebėra kažkoks, atrodo, didelis reikalas. Žymiai paprašiau negu va tokį laivą. Nes sakau, daugiausiai tai surėjo elektrifikacija. Jeigu nebūtų va šitos vairinės, nebūtų variklių, nebūtų, sakykime, būtų labai primityviai kažkokia elektra, arba viską daryti kaip kemperį nuo 12 voltų arba nuo dujų, tai wow, tai finansiškai tikrai labai daug pinigų susitaupytų, daug nervų susitaupytų turbūt,
Bet vis tiek toks jau būtų, nu, ne namų sistema, ten nuo 12 voltų, nežinau. Bet gaunasi, kad didi variklius, varikliai kem 8 voltai, o kitokių nėra, nu bent propulsiono, tie galingiausi. Ir tada, nu, prasideda toksai, suiriutė, maratonas, ir pats kartais kažką ne to nuperki, reikėjo 2-4, nupirkai 12 ir jau pinigai ten dideli sudėti, arba jau pats daiktas įdėtas, tik vėliau viską sužiūrėjai, nu, tokių buvo tikrai dalykų per tos 2 metus kliurkų, kur, nu, viskas okei, viskas padaroma, tiesiog daugiau komponentų reikia, dar kažkokių daugiau laidų ir, nu, visokių daugiau reikalų. Tai va, taip ir praėjo tos statybos. Tai dabar turbūt taip pat bendrai, paskui rytoj keliam, tai bus atskiras vlogas apie kelimą, plaukimą ir dar turbūt dar daugiau niuansų. Tai bus čia chebros, daug atvažiuos dalyvių ir darbų vadovas ir stropistai, čia bus top juosta, viskas aptverta griežtai, be bairių, su parašais, tai visi turės šalmus, liemenės ir visus kitus dalykus, kad, nu, tvarkingai. Kelsim ir plauksim tuo pačiu, nes pakelia, padeda ant žemagrindės, nuvažiuojam į jachtklubą, į Romo uostą, dabar kur gerai naujai sutvarkytas, ir nuo to naujo molo vėl keliam į vandenį ir tada plaukiam. Testai ir panašiai. Tai va, tai rytoj big day, labai big day. Bent jau man. Kitiem tai gal dzin pa barabanu. Tai va, tai tas bus momentas ir šiaip paskui tas gyvenimas, tai tikrai bus dalykų, bus ką prisiminti, bus ką paminėti, ar jums kažką parekomenduoti, ar kažkokie tokie atsiminimai, ar pasakojimai, tai ar iššūkiai, ar kontaktai, tai jų bus dar ateinančiuose vloguose, tai niekur nedinkit. Žinau, kad aš buvau dingęs, bet iš tiesų aš niekur nedingęs, tiesiog šiandien krapštausi iš vieno kampo į kitą kampą, renku žingsnius ir tiek. Tai informacijos bus, dar tikrai reikės tam tikrus dalykus apžvelgti ir plačiau jums papasakoti ir pasakyti, ką kolegos šiandien prisidėjo ir kaip prisidėjo. Gal jums bus įdomu ir naudinga jūsų namų sistemoms, nebūtinai laivo. Tai va, tai šiandien turbūt tiek. Tai kai sakiau, kad liko 95-90 procentai dabartinis baigtumas, tai kas liko padaryti, tai vat dujinius amortizatorius sudėti, nes reikia liukus taip laikyti, adarus, jeigu nori kažką pasimti. Vieną dalyką prisukti, prafrezuoti ir principe viskas. Miegot galima, reikia kaldrą nusipirkti ir tiek žinių. Vanduo yra, viskas veikia, dušas veikia ir puikiai. Bet tas puikiai, nu, dar kelių žilų plaukų sąnaudos sąskaita. Bet, kaip sakoma, gyvenam kartą, reikia darytis projektus tokius, kokie tau įdomus ir kuriuose tu norėtum būti ir gyventojai. Manau, čia tas projektas yra man išpildytas. Tai sutinkam rytoj. Nu, aš čia tik taip sakau, bet turbūt tas vlogas kelimo ir plaukimo šiais truputį vėliau, reikės sustiguoti medžiagą ir panašiai. Šiuo klausimu ir Artūras man padės, tas pats vyrukas, kuris padėjo filmuotis man savo treniruotės prieš Atlantą ir kuris buvo taip pat raudonam kilime per filmo premjerą. Tai jisai rytoj viską filmuoja. Aš jau taip nevloginsiu, nes aš noriu truputį daugiau, kad į vlogą įeitų medžiagos ne tik aš, bet ir kompanionai, ir aplinka, ir kelimas. Tai aš pats būsiu turbūt biškį stresiuki. Tai vaduosiu jam filmuoti ir truputį bus man rankos atlaisvintos ir kažkam kažką padėti, nes traversas surinkinės kelias valandas, šį kelimas, žodžiu, pilna diena užrezervuota. Tai šiandien tiek. Tikiuosi, buvo įdomu, kažkas patiko, gal kažkokių klausimų. Rašykit komentaruose, tada pabandysiu kitam vlogį atsakyti, jeigu kažkas įdomesnio. Ir geros jums dienos, gero vakaro, geros popietės. Ačiū, kad esat. Iki.